Sveiki motociklo entuziastai. Galvoju apie motociklo teisės bei regitros egzaminų. Turiu tau puikių žinių, nes yra nauja B100 kategorija, kuriai nereikalingas regitros egzaminas. Ar motociklas toks ne per silpnas, ar su juo galima keliauti, žiūrėkite reportaže. Nice! Sveiki visi, su jumis vėl aš. Tai tarp kojų naujas projektas Yamaha VR125. Pirkau priekių daužtų, sutvarkėm, apdraudėm ir dabar važiuojam varyti technikinę. Antrą kartą. Pirmą kartą, kai variau, nedavariau, nes labai didelės eilės buvo. Tai va parodysiu kokia eilė, va čia yra degalinė Klaipėdoj. Tai va jau čia prasideda, štai čia, pasumoti atsargiai, štai čia. Čia visi dar laukia ir nežinau, visi sulauks, nes iki 3 dirba, šeštadienis, visi nori sutvarkyti turbūt. Čia vis dar laukia, čia vis dar laukia. Ten šlaubamas užraidas ir ten dar tik va turbūt mašina. Tai dabar užsiregistrau iš anksto ir važiuoju sutartu laiku. Už pusę valandos turėtų priimti mane. Duslintuvas, uždėtas originalus tokinis. Tai jis toks stilus, visai malonus, komfortiškas. Miestai pats tas. Viskas veikia, viskas rieda. Tikiuosi technikinė praeis, bet tiesiog praeis sklandžiai. Va. Tai ne vieną šimtinę kainavo man tą priekį čia sutvarkyti. Reikėjo šakės keisti naujas. Reikėjo priekinę, ten lempos laikiklį. Stengiaus meistras darė, stengiamas nedaryt ant starglių, o viską tvarkingai, gražiai, tai viskas irgi naujas. Kaip tokio atsuksiu aš? Kaip nerina. Su disku daugiausiai ir buvo problemų. Jum irgi būna, kai laukia technikiniai ir toks jauduliukas kažkoks. Toks atrodo, kad kažkas bus, nepraeis. Man dabar taip yra. Ką motociklininkai? Technikinė yra. Motocikliukas street legal. Nu, come on, važiuojam. O Jėzus Marija, kai lenda. Tai va, motociklas street legal. Galima drąsiai važiuoti. Aišku, biškai truputį grįšim į garažą, padarysime lengvų modifikacijų. Nu, vaikučiai, pasikeitė kažkas? Garsas, ane, iškart geriau. Tai, kaip sakau, prasėjau technikinę, grįžau į garažą, truputį modifikacijų, kurias girdit. Šitų modifikacijų pavadinimas yra Aero tiesioginis išmetimas. Tikrai nėra taip garsiai, bet tikrai garsiau nei stokinis. Ir susitiksime rytoj, kai važiuosime į Nidą. Bandysim pažiūrėti, ar eina keliauti su 125 motocikliku. Tai sakau iki ryt. Dabar važiuoju iki kelto Klaipėdoj. Persikelsim ir važiuosim. Norisi vėl laisvą dieną išnaudoti turiningai, daryti tai, kas man patinka. Motociklai. Ir nesvarbu, ar galingas, ar silpnas,
prasideda laiviukai, Klaipėdos vaibas. Susimokėsim bilietuką. O čia žalia šviesa, tai čia važiuosime. Labą dieną. Sakykit valstybinius numerius. 423 Ignas Barbė. 770. Kažkokią klaidą metą? Nes gali būt, kad aš dar esu neužsiregistravęs savo vardu, nes vakar nusipirkau. Tai kas tai yra? 770. Kortelė. Na gerai, ačiū. Ką, važiuojam į keltuką. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting, yeah. Štai, ten jūra matosi. Galima truputį papasakot apie tokią naują kategoriją Lietuvoje, gana nesenai atsiradusią, kas jau ir naudojasi jo sėkmingai. Tai B100. B100 yra kategorija, kurią galima vairuoti 125 motociklus. Nes čia yra 125 motociklas, LE3 kategorija priskiriama. Ir jį galima vairuoti nuo 16 metų arba nuo 24 metų, turint 2 metų B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Oi, ekologijos mokysis. Labą dieną. Ačiū. Viso gero. Ir galima važiuoti, turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau 24 metų ir mokykloje reikia išklausyti kursą. Nelaikyti egzaminus, ne regitrą nekščio, o išlaikyti kursą. Ir tada tiesiog regitroj nueiti pasidaryti teisės, kad prie B kategorijos būtų išskirtas kodukas 100 ten šalia. Ir jis suteikia teisę vairuoti tokius motocikliukus Lietuvoje. Reikėtų tą akcentuoti. Na ką, atvažiavome į Juodkrantę. Labai gražus miestelis. Ui, žmonės Greenbergą geria. Motherfucker. 4 Greenbergo jodo. Sukepta duono sūriu. Aš turbūt valgyt noriu, kad čia taip atkreipiu dėmesį. Štai po dešinę bus Raganų kalnas. Ne tos moteris, bet va čia laiptukais palipus. Nu ką,
Juodkrantę baigęs. Atkeliaujam Nidą! Jau gaminęs laimės hormonas. Nida pasiekta. Na, gražu. Štai, taip. Toks kaip mapo galas, pasaulio galas. Ten Ruskynas. Varom pagrindiniam gatvėm. Nesustojo. Tai ar galima su tokiu keliauti ar ne? Tai manau galima, bet tikrai netolimus atstumus. O kaip čia 50 km. Bet šitas man irgi toks manevringas, toks mažiukas. O čia galėtų būti ne 1.5 tarp kojų ten varikliukas, o 300 kokia 94 PM. Tai jau atvažiavau iki Nidos. Ir dabar varysiu iki poilsiavietės. Pirma misija buvo persikelti, antra misija atvažiuoti čia, trečia misija važiuoti susirasti ramią vietikę ir pasidaryti sriubytės. Tylu, ramu, net paukščiukai čiulba, saulutė išlindo. Klasikinis puodas. Nu štai verda mano ramenas. Aštri. Nu va, mėgstu taip pat atitrūkti nuo žmonių, nuo civilizacijos. Saulutė šildo. Turim pilną bliūdą sriubytės. Pavalgysiu ir tiek.
125 motocikliukas teikia džiaugsmą, nuveža ten, kur norim, tai jo, jie irgi nuveža. Maža kuprinytė, mažas virtuviukas, lėkštutė, bomžpakiukas, pilnas kūro bakas, pilnas kūras benzo bakas ir jūs esate atitrūkę nuo civilizacijos. Na, dar turiu tokį gėrimuką. Fanta egzotinių vaisių. Atsigersim, pasimėgausim ir lėksim toliau į Klaipėdą. Sekmadienį šiandien, rytoj vėl į darbus. Na, tai eina keliausiu tokiu motociklu. Taip, eina ir puikiai atlieka savo funkciją, bet tikrai nedidelius atstumus. O kaip mano, pavyzdžiui, iš Klaipėdos nuvažiuoti į Nidą, atgal, pabūt, kažkur gal ne į Nidą, kažkur į kitą ten pusę, bet važiuoti eina, veža, viskas gerai. Tik kas man su juo pastebėjo, kad labai lėtai laikas eina. Greitis, puikiai atitinka Lietuvos greičius, tai aiškiai jis bėgėjas lėčiau ten į tie galingi motociklai, bet norint palaiminti įgūdžius ir po truputį kilti ir vis gerėti, manau, kad toksai motocikliukas puikiai padeda tą padaryti. Kaip gražiai atrodo jūra. Tai keliauti taip galima, bet nedideliais atstumais. Nes ir kūro buvo pilnas bakas, jau grįžinėjau, vieną padalyką liko. Neaišku, kaip tą vieną greit kris ar ne. O su pilnu boku nuvažiavau jau 110 km lygiai. Nuo garažų kaip pajudėjau, pažiūrėjau kiek. O bako talpa dabar nepasakysiu, bet tikrai ten iki kokių 10, jaučiu 12 litrų, gal standartiškai kaip būna. Tai nežinau, man rasi stebilo daugiau ir jie nuodo kužda, kad kai grįšiu į garažiuką reiks pažiūrėti kiek tepalų. Ar norma atitinka, nes jie maži varikliukai nuodo kužda, kad paima tepalo. Bet overall, tai ir pats modelis man labai patinka. Yra visokių ten tų IZF, KTM Duke, ten RC, CBR, bet ten jau tokie tipalė britvykės, pusbritvės. Čia toksai, nugara tiesi, rankos tiesiai, patogu. Man tokiam aukštesniam, jis toks aukštesnis šitas modelis, yra aišku žemesnių. Bet jisai yra jaunatviškas. Kitas dalykas, toks jaunimui labiau. Aš iškart dėmės, kaip į mane žiūri paaugliai ten kokie 14-mečiai, kurie galvoja, kai norėčiau IZF, ne IZF, to varą tokią. Ir IZF turbūt. Aš gal 1.5 asmeniškai, jisai gerai lavinti įgūdžius, junginėt poweras, duot gazą, jų priekiniai stabdžiai, galiniai stabdžiai, pusiausvyrą, valdomumą, sustot, pajudėti, pasižeminti, tai puikiai galima tą daryti, pratintis. Po to, aišku, ant galingesnio, mokyklos vairavim dažnai būna, tiem naujokam, kurie nuo nulio pradeda nesėdėję visiškai ant motociklo, tai pradžiai ir duoda silpnesnį, lengvesnį. Kai su tuo kažkiek išeina, jau duoda tą sunkesnį, kuris ten sveria jau dvigubai daugiau turbūt. Šitas dabar irgi nepasakysiu, bet palei nuotą kokia 10 kg. O, pavyzdžiui, streetas, tai jau 600 kubų, jau jisai svers 200, 215, 25, čia vidurį paėmęs kažkur. Tai aš rinkčiaus asmeniškai šito, jeigu tokią kubatūrą, motorolerį. Sėdi, užpakalis biški plačiau, gaziuką duodi, važiuoja, keturtaktis, ten jaučiu kūro labai mažai ryja.
toks solidesnis.